Sveiki, su jumis sveikinasi Dovydas Vaikšnoras ir laida Forever verslo klubas. Šiandien pas mus svečiuose labai linksma, motyvuota mūsų komandos narė Birutė. Labas, Birutė. Labas, Dovydai. Ar galėtum trumpai save pristatyti keliais sakiniais? Aš esu Birutė. Kompanijoje esu atėjusi 2012 metais sausio 2. Užsiregistravau, kaip mes sakom, ir pirkau verslo dėžę ir pradėjau čia dirbti ir gyventi su Forever. 2012 metais prisijungėt. Tai jau tikrai esate ilgametė Forever verslo savininkė. Bet dabar ir pabėgime į tuos 2012, į tą priešistoriją. Ką jūs veikėt prieš tai, ką dirbot, kol visai nebuvo to Foreverio dar? Iš tikrųjų, tai esu ekonomistė ir dirbu dar truputėlį buhalterinį darbą ir prieš 3 mėnesius ateinant į Foreverį likau visiškai be darbo. Ir likimas, kaip sako, vien durys užsidaro, langai atsidaro. Tai aš iš tikrųjų sutikau Audronę visai netikėtai ligoninėje, tai mano sponsorė, ir tiesiog užkalbino mane, bet iš pradžių kažkaip galvojau, kad ar aš ekonomistė galėčiau pasakyti, ir iš tikrųjų, tai jeigu dar galėčiau porą sakinių pasakyti, tai slaugiau savo antros eilės tetą. Ir ant jos lovytės sekantį rytą atėjus radau Forever žurnalą, kurį dar turiu išsaugojus. Patį pirmąjį, kurį gavo. Patį pirmąjį, kurį tiesiog paliko Audronė iš vakaro, nes kai teta Genutė pamatė, kad purškė savo močiutė, žinai, pirštuku, o jei ten buvo nužaitus, atsiverdavo kojos ir ją dėl to paguldė. Ir tada jinai paprašė, sako, man papurškit. Ir sako, ir Audronė nežinau, ką pasakė, bet aš atinu ryte, Genutė sako, aš tau Birutė suradau darbą. Jinai mokydai visą gyvenimą buvus ir jinai man žadėjo visada surasti darbą. Ji taip labai beprotiškai mus mylėjo, mūsų visą šeimą, tai tikra nuostabi mamytis pusseserė, amžinatilsį va jau. Tai jinai ir aš sakau, kokį Genutė suradus, nes jinai sakė, pedagoginė, ten raštinė ir panašiai. Sako, va čia tau liepai, va čia. Aš taip sunkiai perskaičiau Forever. Pavarčiau, bet truputėlį vis tiek tos išminties jau turėdama. Sakau, čia kažką reikės, kaip ir sakydavau, platinti. Žinau, kad tai labai sunkus darbas, neždavau žmonės ten knygas, kvepalus, nesakau, o Dieve, ne, tokio sunkaus darbo ekonomistai nedirbs. Tai bet atėjot iš pradžių, va, jau kaip jums siūlė kaip darbą, jūs atėjot į tai dėl produkto ar dėl tos verslo galimybės? Iš tikrųjų, tai aš atėjau vartoti produktą, nes turėjau truputėlį silpną sveikatą, su kuria lydi ji mane visą gyvenimą, bet aš iš tikrųjų dabar susitarkau visas problemas iškilusias su Forever produktais, bet mano mintis buvo iš tikrųjų, ir kai Gemas nupiešė man kabinetą draugystės gatvį, kai jie turėjo, kai mes susitikom tą sausio 2, ir paklausė, ar tu norėsi daryti verslą. Sakau, taip, vartoti produktus ir daryti verslą ir užsidirbti pinigėlių. Tai kaip įvyko tas startas, ar siekė tos didmeninės kainos mažais užsakymukais, ar įpirkot iš karto rinkinį? Iš karto rinkinį pirkau. Startavot su rinkiniu? Taip. Nes ekonomistai paskaičiavau, kad man... Neapsimoka tais mažiukais. Aišku, rinkinį visada apsimoka labiau ir iš karto jau atsiveria visos galimybės. Tai ar pamenat savo pirmąjį klientą? Taip, kaip aš jį negalėčiau pamiršti, nes ir iki dabar... Tai pati mano geriausia draugė iš mano buvusio darbo, iš Vernitė, kuris dirbo 18 metų, Onutė pirko dėžę. Ir dabar perka produktus, ne kiekvieną idealiai mėnesį, bet iš tikrųjų net ir bandė registruoti žmonių paskui save, bet vartotoje ir yra net kartais ir aktyvumą pasidarydavau. Tai kaip ir jūsų čia ir pirmas klientas, ir pirmas verslo partneris gavosi? Supratau. Kas buvo sunkiausia pradžioje, su kokiais iššūkiais teko susidurti 2012 metais? Didžiausi iššūkiai buvo, nes aš, tokia, gal pasigirsiu, bet darbštuolė, pareiginga labai ir labai norėjau čia tikrai padaryti tai, ką mokė mane sponsoriai, bet svarbiausia buvo iššūkiai. Aš susirinkau bibliotekos viso Marijampolės rajonų ir daugiau rajonų, susirinkau visus telefonus, kur važiuoti, ką daryti, bendruomenių susirinkau viską. Bet kai pradėjom važiuoti,
O čia ir buvo didysis iššūkis. Nuvažiuotum su Audronė, Audronė nuėjau, sako, susitarinėjom kartu, aš paklausau, kad nešneka. Dabar sako, dabar šį kartą eisi tu kalbėsi, nu aš galėsiu babūti šalia arba nebūti kaip tu nori. Ir aš, gal negražu prisipažinti, kad suaugęs žmogus tiesiog verkiau. Sakau, Audronė, aš bet ką padarysiu už tave. Aš tikrai, bet būk gera. Pakalbėk tu. Vieną kartą gal pakalbėjau, kitą kartą vėl privažiavam, jinai sustojo, aš kai dabar matau tas duris. Tai buvo bendruomenė, prie bendruomenėje sustojom ir jinai sako, tai eini dabar tu. Sakau, Audronė, Tai žodžiu baisu buvo. Iš tikrųjų, nes aš iš tikrųjų, ką dabar kalbu, galbūt ir daug kalbu, jau dabar eina iš širdies, bet iš tikrųjų, aš skaičiukų žmogus, aš šiaip pasakau, Audronė, aš skaičiukų žmogus, padaryt, aš kažką padarysiu už tave. Iš tikrųjų, kaip mažas vaikas, net, kad sakau, gal nesmagu prisipažinti. Ir jinai sako, gerai, Birute, tada apsisukom ir važiuojam. Ir va šitas, toks griežtumas, aš dabar savo verslę 13 metų ir galvoju, gal kartais reikia truputėlį to griežtumo, nes aš tikrai esu labai nuolaidi ir labai švelniai su žmonėm dirbu. Ir aš dabar užlipau laiptais ir stoviu už durų ir galvoju, ką dabar man daryti. Ar pameluoti jai, iš tikrųjų tai buvo, ar pameluoti ir sakyti, kad neradau arba nesusitariau. Ir atsidaro durys. Ir sako, kas čia nedrįsta užeiti. Ir jau nebuvo kur dingti. Ir tada viskas palengvėjo, ir tas mane bendruomenės pirmininkas apsikabino. Ir mes susitarėm, aiškiai, ir važiavom ir darėm. Tai jau po to pirmo lūžio tie iššūkiai va taip ir įsiveikė tą baimę. Jau iš tikrųjų niekada daugiau gyvenime neverkiu prie Audronės. Jeigu verkdavau, tai nepavykdavo. Džiaugsmo. Ašaros, aišku, kartais, kai jau užsiregistruodavau žmonės, važiuodavom, dirbdavom, tai parvažiavus gal verkdavau, bet niekas jau nematydavo. Tai kokį patarimą galbūt duotumėt žmogui, kuris norėtų pradėti tą pradžią arba dvejoja, ar čia verta prisijungti į tą visą tinklinę rinkodarą? Aš iš tikrųjų iš savo patirties sakyčiau, kad žmogų, kad nebijotų prisiliesti prie tos sponsorių, nes jisai tikrai, arba tiesiog net prašyti, tu padėk man čia sunku, va kaip ir aš paskui, Audronė, padėk, ir jinai va tą vieną kartą padėjau, kitą kartą gal padarė sprendimą, kad reikia truputėlį mane sustiprinti. Spyrio tokio jau. Jo, spyrio į užpakalį, kaip ir Deimantas man sakė, Birutės negalėjai būti menedžerė, niekas tau užpakalį neįspyrė. Tai kaip manot, kokios savybės reikalingos sėkmingam Forever verslo savininkui? Kadangi dar nesu menedžerė, tai gal kartais ir galvoju, kad dar kažko tai nežinau, bet aš iš tikrųjų esu laiminga, kad esu Forever'y ir aš daug kvalifikacijų, Dovydai, taip pat žinai, kad ir važinėjau, ir gyvenu tuose sultys, ir mažesnės kvalifikacijos pasidarau, jeigu bus užsidirbsiu, sugebėsiu, arba bus skirta man, tai tikrai manau, kad galbūt ir menedžerė. O sakyčiau, iš savo patirties, kad darbštumas tikrai labai labai reikalingas ir nepasiduoti tų pirmų baimių, tų pirmų nesėkmių. Nes kiek pas žmonių aš esu daug labai užregistravus, bet ir nagrinėjau, kodėl žmonės taip įsigąsta. Atrodo, aš taip švelniai juos pasakau, nebijok, pavartokim. Pradeda registruotis vieną kitą žmogų. Ai, sako, čia per sunku. Tai aš manau, kad žmonės arba jiem nereikia, arba neturi valios, arba neturi, kaip aš sakau, neturi noro. Lankotės įvairiuose Forever renginiuose. Ką jums jie duoda? Tai duoda, kaip ir menedžeriai sako, tai tiesiog čia vyra pinigai. Tai yra bendruomenė, yra džiaugsmas, ir Paryžiui iš karto rugsėjo mėnesį, kai tik išgirdau, kad atsidaro tokia kelionė, pagalvojau, iš kur paimti pinigėlių. Bet iš karto buvo svajonė, kad ir jeigu norėčiau važiuoti tik su vyru, o iš tikrųjų buvo tų kliūčių, bet pasirodo, išvažiavam su vyru. Tai kelionės, užsiminė, tai kiek jau tų kelionių teko kartu su Foreveriu nukeliauti ir kur? Tai iš tikrųjų vienoje, kai 4 organizavo Karolis su mūsų Gintaru, tai tik tai vienoje kelionėje mes nebuvom, o buvom 4 kelionės. Bet prieš tai dar esu buvus ir kai Kęstutis Baušys, Forever kompanija organizavo, Prahoje buvom, Varšuvoje buvau, Sėkmės dienoje. Tai žodžiu, kaip ir jau nemažai tų kelionių buvo su Foreveriu.
ką iš jų pasisemdavot, pasimdavot, ką jums duodavo tos kelionės? Iš tikrųjų, kelionė duoda ir bendrystę, ir tokią pamoką, nes pamatai, kad va čia kaip ir tam Paryžiui, pamatai, kad paprastučiai žmogeliukai paprasti ir tada įsivertini, kad galvoji, čia toks esi mažas, bet kai pamatai, kad ir ten visi žmonės pradėjo nuo bėdų, nuo nelaimų, nuo neturto ir daro tą, tai va save truputėlį dar daugiau pastiprini, kad gal tau ilgesnis tas kelias link Menežerio, ar nebūtinai, bet esmė tame, kad tu su kiekvienu metai, su kiekviena galbūt mėnesio ar diena, tu augi. Mhm. Tai kokias jau kvalifikacijas per šį laikotarpį pavyko pasiekti? Tai iš tikrųjų, kai iš karto buvau jau assistant supervisorė, tai per metus laiko pasiekiau supervisorės laiptelį. Mhm. O jeigu kalbant apie kvalifikacijas, kurios būna tiek biuro, tiek kelionės, tiek vakarėliai, sąskrydžiai, ką iš tokių dalykų pavykę pasiekti? Tai iš tikrųjų tie irgi duodavo tokį ir atsipalaidavimą, ir norą toliau daryti. Kartais galbūt tikrai man niekad nekilo mintis, kad aš va čia nepasiekiu ir aš jau čia mesiu ir man nieko nereikia. Bet iš tikrųjų, tai ėjimas, galvo, kažko nemoku, reikia mokytis, reikia džiaugtis. Tiesiog ta bendrystė, man tai Foreverio bendrystė, tai yra viskas. Tai kas labiausiai jums patinka visoje komandai, bendruomeniai? Tai tie susibūrimai ir dabar tos kelionės, tos ekskursijos, tos išvykos, kaip ir šita verslo stovykla, kuri pirmutinė, bet manau, kad ne paskutinė. Tiesiog ir išvažiavimas į tuos regioninius renginius, nes aš be jų tikrai negaliu, ir bilietas į Raktą yra nupirktas ir tobulėjai, išgirsti, susipažįsti ir, aišku, kvieti ir žmonės. Tai kaip atrandat motyvacijos šiam visam darbui, kaip save motyvuojat? Tai būtent iš komandų, viską pasisimi iš komandos, iš tų, kurie auga, ypatingai iš soringų, iš menedžerių, iš kaip Blovydas užaugo menedžerių, tai iš tų visų semiuosi tos stiprybės, tvirtybės ir aišku, net akimirkai nesuabejoju, kad aš sakau, aš čia būsiu foreveriem, žinai. Jeigu galėtut duoti patarimą savo prieš 5 metus, ką pasakytumėt savo? Jeigu atsukti 5 metus... Ar toj pradžioje, kai buvo daugiau nei 5 metus, bet kaip, tarkim, 2-12 dabar būtų kokie metai, kokį savo patarimą duotų dabar savo, jei galėtumėt? Ką reikia daryti kitaip truputėlį? Galbūt, nežinau, ką jūs duotų kokį savo patarimą? Tiesiog aš sakyčiau, kad tai buvo man reikalingos pamokos, nes aš keičiau tiesiog, manie virsmas visiškai kitas, iš tikrųjų nuo pereiti nuo skaičiukų vadinamo darbo, kurį dirbau 25 metus ir daugiau, 30 gal metų, tai manau, kad ir tas tobulėjimas ir ypatingai visos ir kaučerių klausymai, dar nepaminėjau, labai mane Gediminas vežė labai daug, kokius 3 metus mokiausi, milijonierius mąstymų kursus važiavom kartu su Gemu 2 kartus. Tie labai mokymai, dar pamiršau pasakyti, kad labai mokymai veža. Ir galbūt, nežinau, tokiai būsinu esą, kaip sako, gal kažką darytai kitaip. Kai dabar jau paaugus, tai atrodo, kad taip, bet iš tikrųjų, tai manau, dariau viską, ką sugebėjau. Viskas buvo gerai, viską darė teisingai iš tiesų. Jeigu iki dabar jūs esat versle, komanda plečiasi, didėja, visada auga jinai, klientai plečiasi, tai viską kaip ir darot gerai. Tai, jau taip einant link pabaigos, paklausiu, kokį galėtų duoti patarimą žmogui, kuris stebi mūsų pokalbį, žiūri laidą. Jis taip galbūt dvejoja, ar čia verta pradėti tą verslą tinkliniai rinkodarai, ar taip nedrįsta galbūt, tai kokį galėtų duoti patarimą žmogui, kuris norėtų prisijungti į verslą? Aš iš tikrųjų sakyčiau, kad reikia nebijoti. Arba tiesiog, jeigu savyje turi baimės, tai tiesiog, paduok ranką biurti ir sakyk, aš čia noriu. Svarbiausia, aš manau, kad čia reikia noro. Jeigu reikia noro, tai aš visada sakau, aš daugam galiu padėti, galim daryti ramiai, galim tik vartoti, galim po tą vieną mažą žingsnelį eiti, bet svarbiausia, jeigu tu nori,
tai tikrai viską galim išmokti, kaip ir manęs Audronė, jinai gal tą vieną griežtą pasakė, bet gal pasakė dėl to, kad aš susimąstyčiau, ar aš čia noriu, ar ne. O aš beprotiškai norėjau, tai aš nugalėjau tą savo ašarą, savo baimę ir ėjau. Tai va, galbūt kitam žmogui taip drastiškai neišeitų, bet tai gali sakyti, Birutė, padėk, duok man ranką, padėk, tai kartu su tavim. Tai va, kviečiam jūs prisijungti, nebijokit, būkit drąsūs, kreipkitės, galite tiek kreiptis į Birutę, tiek į mane, mes jums padėsim, patarsim, ir reikės ir pagūsim, ir reikės ir įspirsim, žodžiu. Ačiū Birutė jums, kad nepabijot sudalyvauti mano laidoj, pasikalbėti ir ačiū visiems, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like ir pasidalinti su draugais. Iki. Ačiū tau, Dovydai, kad kalbinai.